Nuo senų senovės žmonės mirtį apipindavo įvairiomis paslaptimis ir prietarais. Visų tautų papročiuose laidotuvių apeigoms buvo skiriamas ypatingas dėmesys. Daugelis, taip pat ir senovės baltai, mirusiųjų palaikus degindavo. Kremacija iki šiol pasaulyje yra vienas iš populiariausių laidojimo būdų. Pirmasis krematoriumas Lietuvoje bus statomas pagal geriausią kitų šalių patirtį. Šalies centre, Kėdainiuose, statomame krematoriume diegiamos vokiečių kompanijos IFZW šiuolaikinės technologijos. Jos leis mirusįjį išlydėti į paskutinę kelionę per ugnį, taip pat pagarbiai, kaip tai darydavo mūsų protėviai. Mirusiojo palaikus atlydėję artimieji specialiai rengtoje atsisveikinimo salėje galės atsisveikinti, niekieno netrukdomi, apgaubti rimties. Pagarbus ir dėmesingas aptarnaujantis personalas sutvarkys visus reikalingus dokumentus ir parengs mirusiojo palaikus kremavimui. Į karstą įdedamas specialus ugniai atsparus žetonas su numeriu, pagal kurį po kremavimo galima identifikuoti palaikus. Kremavimo procesas yra visiškai automatizuotas. Pirmiausia, karstas su palaikais įkeliamas į krosnį. Čia, esant 850 laipsnių Celsijaus temperatūrai, karsto mediena bei palaikai sudega. Vienu metu krematoriume dirba 2 krosnys. Kiekvienoje jų vyksta nepertraukiamas kremavimo procesas. Jis nuolat kontroliuojamas, fiksuojami visi parametrai, tokie kaip išmetamųjų dujų sudėtis. Išmetamosios dujos yra filtruojamos ir centrifuguojamos. Visa tai leidžia pašalinti pavojingas ir nuodingasias medžiagas, susidariusias deginimo procese. Jei pažvelgsime į krematoriumo kaminus, nesimatė iš jų kylančių dūmų, išeinantis oras yra bekvapis. Pažangios technologijos, atitinkančios ES reikalavimus, leidžia krematoriumo išmetamų teršalų kiekį prilyginti nuliui. Kai kremavimo procesas baigtas, išimami pelenai. Jie iš pradžių atvėsinami, tuomet, jei yra, pašalinami visi nesudegę kieti daiktai, tokie kaip klubo sąnariai ir panašiai. Vadinamasis malūnas susmulkina pelenus ir supila į kapsulę. Kremavimo procesas laikomas baigtiniu, kai kapsulė su pelenais sandariai uždaroma, užantspauduojama ir įspaudžiamas mirusiojo vardas bei pavardė. Atiduota kapsulė su mirusiojo pelenais gali būti talpinama į dekoratyvinę Velionio artimųjų pasirinktą urną.